Tobula, kas paprasta. Kompaktiški automatiniai kavos aparatai Zylė. Heat On. Jūsų namų komfortui. Vėsinimas.lt. Dubingiai. Grindų ir kilimų ekspertai. Sveiki, Būsto anatomija žiūrovai. Esame Vilniuje, Jasinskio gatvė 2. Šiandien susitinkame su architektėmis Laura ir Toma iš Nomos studijos. Jos mums aprodys savo naują projektą. Tai yra įmonės advokatų kontoros Alex Valiūnas ir partneriai naujasis biuras čia. Keliaujame. Labas, Toma. Sveiki. Labas, Laura. Labas. Iš tiesų labai džiaugiuosi būdamas čia Vilniuje naujajame Alex Valiūnas biure. Ir tai yra pirmas mūsų kartu filmavimas ir yra toks įspūdingas projektas. Tai norisi jūsų paklausti apie pačią pradžią. Kokia jinai buvo, nuo ko prasidėjo visas bendravimas su šia kompanija ir kaip jūs keliavot link šio nuostabaus projekto rezultato, kurį šiandieną čia ir matome. Tai džiaugiamės, kad pradžia buvo iš užsakovo pusės tikrai atsakinga, buvo suburta komandinė grupė. Buvo iš tikrųjų daug laiko skirta susipažinimui, nes mes kiekvieną projektą startuojam taip, kad iš tikrųjų labai daug klausom ir bandom išgirsti ir tada ką išgirdom susintetinti ir pateikti versiją. Kiek truko visas procesas nuo tada, kada jau, kaip sakyt, sutapo nuomonės, pasitvirtinot patį projektą, kad startuojat iki to, ką mes šiandien čia matome? Jeigu va taip imt šiandieną, tai maždaug nuo šiandienos tai 3 metai. Jūsų terminais čia turime beveik 3800 kvadratinių metrų ir turime beveik 3 metų laikotarpį. Tai čia yra greitai ar lėtai nuo to, kada jūs čia atėjote, nes iš tiesų tai čia vien nekalbame apie interjero dizainą, mes kalbame apie gerokai daugiau. Iš tikrųjų, ambicinga užduotis, ar ne, kvadratų prasme ir apskritai erdvių, nes jų yra daug skirtingų, tai nėra tradiciškai atsikartojanti modelinė erdvė. Kalbant apie pačią funkcinę schemą, kuri išėjo iš užduoties, ar ne, tai yra, kad mes, ką turim santykinai vėlgi unikalu šiais laikais, tai turim kabinetinę sistemą. Ir jų nemažai. Jų yra nemažai ir tada turim pastatą, kuris yra santykinai gilus ir kabinetai eina natūraliai perimetrų, natūraliam apšvietimui. Tada turim iššūkį, kad buvo santykinai dideli branduoliai. Kas tai yra branduoliai? Branduoliai yra pastato centre esanti infrastruktūra, kuria apima laiptinę su sanmazgus, techninės patalpos. Kitaip sakant, nenaudingas kartais plotas, jeigu taip žiūrim. Bet svarbus. Ir svarbus. Esame čia vestibiulyje, būtent ši zona, formos, apvalumai, recepcija, apie šios zonos idėją, kas jums čia labiausiai patinka ir į ką galbūt mūsų žiūrovam vertėtų atkreipti dėmesį. Turim tokią kompoziciją, kuri sąmoningai neprieina iki lubų, kad turėtumėm daugiasluoksniškumo efektą. Atviru planu judam prie kitos funkcinės zonos, kuri yra jau klientų palaukimo erdvė, kuri vėlgi yra savo formą apgaubianti, sutelkianti ir turim erdvės akcentą tokį raminantį vizualinį elementą ir labai džiaugiamės, kad dabar tai asocijuojasi su šiuo biuru. Kalbant apie baldus, iš tiesų norisi paminėti be proto, kaip aš sakau, kokybiškai baldus gaminančią įmonę, tai yra Reval Bespoke, kurie iš tiesų šitais grožiais pasirūpino. Apskritai jūsų pačių patirtis su jais čia, kiek visas vyko sklandus kolaboravimas, kiek turėjote tų džiaugsmingų akimirkų, papasakokit, kaip vyko būtent bendravimas su Reval Bespoke. Kai buvo projektas ir buvo konkursas, kas darys šituos baldus, kažkiek buvo nerimo, nes jie iš tikrųjų, ypatingi. Ir per susitikimą, kai būtent su Reval baldais kalbėjom ir aš pamačiau to žmogaus blizgančias akis ir norą, ir jam buvo taip įdomu, galvojau, viskas bus gerai, tikrai sukursim šitos baldus. Kalbant apie Reval Bespoke Furniture, verta paminėti, kad yra meniški specialiai advokatų kontorai Alex Valiūnas ir jiems pagaminti baldai, subtiliai atskleidžiantis biuro kultūrą. Reval Bespoke Furniture komanda biurui gamina didžiąją dalį baldų, tai yra priimamojo poilsio ir darbo dviems skirtus baldus. Siekdami kuo tiksliau gyveninti biuro interjero viziją, gamintojai glaudžiai bendradarbiavo su biuro interjerą kūrusia Nomos studija.
Įmonės kurti baldai yra unikalūs ir techniškai sudėtingi, jiems kruopščiai rinkomos medžiagos bei buvo atsižvelgta į kokybės ir ilgamžiškumo kriterijus, kurios beje jie taiko ir visiems savo įmonėje gaminamiems baldams. Daug energijos skiriama ir projektavimo etapui, kad gaminiai sudarytų vientisą visumą. Per savo veiklos istoriją įmonė yra įrengę kelias advokatų kontoras, tad jiems labai smagu, kad į savo klientų sąrašą jie gali įtraukti ir didžiausią šalies advokatų kontorą. Užeiname vieną didžiausių pokalbių kambarių. Kiek iššūkių buvo čia šiame pastate, ar dėmesio skirta būtent garso sistemom? Ar čia jau buvo jūsų pačių vėlgi atsakomybei, ar buvo rangovas išsirinktas, kuris jau su patirtim viską ir padarė taip, kaip reikia? Buvo samdomi specialistai, profesionalai, su kuriais visi kartu dirbome, tiek užsakovas išsakydamas poreikį, tiek mes integruodami, rinkdamiesi spalvas, vietą. Tai ką matot, čia yra Lubų salos. Lubų salos. Čia yra Lubų salos. Aš tiek daug šiandien naujų iš tikrųjų terminų iš jūsų išgirdau. Standartiškai Lubų salos neužima lubų. Kaip esat matę kitose biurų pastatuose, jos yra mažesnės lubų salelės. Čia turėjom pagrindinį iššūkį, kad užsakovo estetikai netiko mažos lubų salos. Ką iš to padarėm, ką tikrai labai džiaugiuosi. Tai turim aukščiausią erdvę ties fasadu. Nėra matomos jokios inžinerijos. Inžinerija yra užslėpta čia. Ir turim modelinę sistemą, į kurią integravom šviestuvus ir per kurią juda oras. Tai realiai iš matomų objektų yra tik tai šviestuvai, kas yra gražioji dalis, ir yra gaisro. Priešgaisrinės sistemos, ne? Davikliai, ne? Taip, ir yra švarios lubos. Aš labai mėgstu pagirti rangovus, kurie, pateisino lūkesčius. Tai turim čia tiek baldininkus, tiek praktiškai turbūt visus, kurie čia dirbo. Tai vieni iš tokių profesionalų, būtent kalbant apie audio sistemas, yra įmonė Audiotonas, kurie čia ir pasirūpino konferencijų, būtent visą techninę tą įrangą ir ne tik. Integruojant su moderniais technologiniais interjero sprendimais, Audiotonas čia įrengė konferencinės ir audiovizualinės sistemas 12 skirtingo dydžio susitikimo kambarių, konferencijų salėje bei lounge erdvėje su lauko terasa. Įvairiose patalpose ir open space zonose sumontuoti žinomo elektroninės įrangos gamintojų prietaisai. Tai yra Castron Team Rooms vaizdant konferencijų bei automatizuota valdymo įranga, taip pat profesionalūs LG didelio formato informaciniai ekranai, Aver ir AMC vaizdo kameros, Shure MXA serijos specialūs integruojami į interjerą mikrofonai, kurių ir nesimato, bei Renkus Haynes, Key-Ray, Yamaha, Martin Audio, AMC, Sonance, taip pat čia sumontuota ir BM garso sistemų įrenginiai. Kiek jūs apskritai turėjote šitame biure laisvės kurti? Pristatėm viziją, pristatėm vizualus ir tikrai net ir šis kambarys nelabai stipriai pajudėjo nuo originalios idėjos. Tai viena yra pristatyti vizualą, kaip tai atrodys ten erdvėje, kita yra susidarinti tikras medžiagas, nes vėlgi, kaip sakiau, tas jutiminis jausmas yra labai svarbu. Tai kai susidarinus tikras medžiagas, ar ne, kaip jos atrodo, kaip jos kokios yra spalvos, kokios yra dermės, kokios yra faktūros. Po to aš jaučiuosi, kad mes turėjom pakankamai laisvės pristatę objektus, iš kurių konstruosim dizainą. Tai yra susitarę visas žaidimo taisyklės, žaisti jau savarankiškai. Apžiūrėjome šį nuostabų didžiulį kabinetą, dar turime nemažai erdvių, keliam apžiūrėti jas. Norisi stabtelti prie šių nuostabių laiptų. Tikrai manau, kad kabutėse buvo lengva jiems čia atsirasti, nes turim ką, tik tais biuro pastatą, kuris tiesiog buvo jau suprojektuotas anksčiau kitai paskirčiai ir, nusprendėt per 3 aukštus šiuos paprastus laiptelius įdėti, ar ne? Statytojas labai kabutėse apsidžiaugia. Dėl šio sprendimo? Dėl šio sprendimo. Iš tikrųjų, tai čia ne vien tik tais meno kūrinys, grožis, bet čia didžiulė funkcinė prasmė. Taip. Apjungti visus 3 aukštus. Patys laiptai buvo konstruojami gamykloje pilnai, visi buvo suvirinti, sukonstruoti visi 3 aukštai, tada juos supjaustė, atidarė fasadą, sukėlė ir tada vėlgi viską virino, montavo vietoje, šlifavo
ilgais čia vakarais viską užsidengia. Eleks Valiūnas biure Akmens stata pasirūpino šią produkciją. Čia sumontuota apie 60 kvadratinių metrų Breccia Imperiale kvarcito, būtent dangos, tai yra laiptai, taip pat 50 kvadratinių metrų Emperador Brown marmuro, būtent ofiso baldams skirtos medžiagos. Natūralus akmuo šiame projekte tapo viena pagrindinių medžiagų, formuojančia erdvės atmosferą. Jis įneša šilumos, tekstūrinio gylio ir kuria laikui nepavaldų charakterį. Apie projektą naudotus akmenis norisi paminėti, kad travertinas kuria ramų architektūriškai švarų foną bendrose erdvėse, suteikdamas natūralus balansą ir šilumos pojūtį. Breccia Imperiale kvarcitas pasižymi ekspresyviu, dinamišku raštu, todėl pasirinktas kaip akcentinis elementas laiptuose. Tai itin atspari ir ilgaamžė medžiaga, vertinama ir dėl savo tvarumo. Emperador Brown marmuras išsiskiria sodria gilia spalva ir elegantiškomis gyslomis, kurios ofiso balduose kuria solidumo, rafinuotumo ir subtilios prabangos pojūtį. Šaunuoliai įmonė Akmens stata. Čia mes atėjome į vieną iš virtuvėlių. Čia turim dar tokio daugiau švelnumo, mielumo, šviestuvai žaismingi. Papasakokite apie šią zoną. Vienam bloke turim tokią kavos tašką. Kavos tašką tokį coffee shopo principą, kuris turi tiesiog pagrindinės funkcijas, ar ne, šaldytuvas, indaplovė, visą kitą, ir to tokį bariuką atėjus į darbą visiems prieš dienos visus darbus truputėlį susitikti, apsitarti ir tokia neoficialioje, neformalioje aplinkoje. Net ir San Monkuose tęsiam tą tokią daugiasluoksniškumo ir plastinės estetikos temą. Čia yra suintegruotos vėlgi buitinės zonos. Mes keliavom į viršutinį aukštą. Čia va dar turim tokį gal irgi ypatingesnį pasitarimų kambarį, kuris yra vidiniams reikmėms. Ir čia matau irgi akustinę medžiagą tam tikrą naudojate, ne? Taip. Kad nebūtų jokio aido, kad tas būtų privatumas ir tie garsai neitų ten, kur jiems nereikia. Tai kabinetai nėra kažkaip labai užspausti ir kaip čia mes turime dviejų žmonių darbo zoną, galbūt kažkas gali prisėsti, pabūti čia. Turim baldus, vėlgi, kurios irgi sukūrėm kaip vėl atpažįstamą ženklą ir tokią baldų kompoziciją, kuri papildo kambarį. Ir turim darbo kėdę, kuri, kaip visiems žinoma, kaip Dievo kėdė. Dievo kėdė. Čia modelis yra, aš jau žinau, Aeron. Ir aš tiesiog noriu pagirti įmonę LT Project, kuri būtent pasirūpino ne tik šiomis kėdėmis, bet ir kitais tam tikrais baldais. Kiek buvo dėmesio skiriama tokiai kėdė, nes jos ir pati būtent išvaizda yra tokia futuristinė, ne? Jinai tokia tikrai nestandartinė. Pats kėdės komfortas yra absoliučiai išieškotas, išgalvotas ir jau atlaikęs kiek ten tų 10 metų. Kalbant apie įmonės LT Project produkciją šiame biure, jie čia tiekia dalį standartinių baldų skirtų darbo, pasitarimų ir konferencijų erdvėms. Lankytojų kėdės kabinetuose Hey About Chair, pasitarimų stalai Andrew World, pasitarimų erdvių kėdės Brunner Ray, taip pat ikoniškas ekonominės darbo kėdės Herman Miller Aeron, kurias ir matote čia, kurias aptarėme su architektėmis. Ilgametė patirtis dirbant su verslo klientais leidžia LT Project komandai aiškiai matyti tendenciją. Šiuolaikinės organizacijos vis dažniau baldus vertina kaip darbuotojų gerovės pagrindą ir organizacijos vertybių atspindį. Herman Miller darbo kėdės Aeron legendinė ergonomika ir pažangaus požiūrio simbolis. Brunner, vokiečių gamintoja pasitarimų erdvių ir konferencijų kėdės, aukščiausia rankų darbo meistrystė. Skandinavų dizainas danų būtent šiame harmoningame interjere Hey kėdės, Mutter ir Leit staleliai kabinetuose and Tradition akustiniai minkštasuoliai. Underworld, ispanų gamybos unikalios apdailos ir matmenų konferenciniais stalais su profesionaliais konferenciniams stalams reikalingais dizaino sprendimais. Kalbant apie LT Project projektą, ergonomika yra kaip sąmoningas pasirinkimas. Tai čia turim tokį kaip namų svetainę, šiek tiek daugiau minkštų dalykų, žaismingumas, tai čia ta vaikų zona, kur galima ateiti su savo mažyliais. Čia tiesiog matom, kaip kolektyvas rūpinasi darbuotojais ir jų šeima, ir jų tiesiog gerovė, kad yra sudarytas sąlygas ateiti su vaiku, pabūti ir dirbti, ir vaikui pasidaryti namų darbus, ir tiesiog netrukdyti dirbti kolegams. Dar šiek tiek norisi užeiti į konferencijų kambarį, daug meno kūrinių, daug kėdžių. Čia yra sustumiama pertvara. Tai vėlgi, kad jeigu yra poreikis didesniam renginiui, erdvės apsijungia. Ir šitą erdvę, aš kiek žinau, labai veiklinta. Čia visokiausios konferencijos, pranešimai ir tikrai dirba.
Iš tiesų labai jaukia atmosfera, turim išėjimą į terasą, pasigrožėjimą visa šią nuostabią miesto panorama. Daug erdvės, ką apie ją gali daugiau papasakoti? Labai multifunkcinė erdvė, kartu apsijungia ir su sale. Teisingai, šita vieta. Šitos durys, čia, kur jos mes ką tik pilnai buvom. atsidaro. Tai čia turim šito erdvėjai, nežinau, 400 kokių kvadratmetrų bendrai su ta erdvė. Praeitą savaitę buvo renginys, tai buvo, sakė, apie 150 žmonių. Bet čia turim tą tokį žemesnio sėdėjimo, tokią lounginio tipo zoną, turim standartinio aukšto staliukus, kurie jau būtų kaip ir skirti valgymui. Čia vėlgi prasitęsia kaip ir valgymo riba. Čia tada turim baro aukščio stalą ir taip pat turim tokios visiškai tą pantry tipo kambarėlį. Reiškia, tą virtuvėlę, kur visas, sakysim, didžiulis triusas, visi kažkokie kvapai, gali atsitikti ir likti čia, o čia jau tokia labiau estetika, toks kaip open stage'as. Pabaigai, merginos, noriu jūsų paklausti, kaip jūs šiandieną čia jaučiatės abi? Iš tikrųjų, tai kiekvieną kartą, kai čia ateinu, kažkaip labai gera, visada pasitinka su šypsenom, su apsikabinimu, labai jaukiai. Žmonės vis tiek praleidžia čia daug laiko. Mes kūrėm erdvę, kurioje būtų jauku būti, bet ir produktyvu būti. Tai labai džiaugiamės, kad kai mes ateinam, mus irgi taip pat sutinka, kad mums būtų jauku būti ir malonu. Tas yra džiugu. Aš manau, kad nieko daugiau nei pridėti, nei atimti ir nereikia. Turbūt jūsų gera savijauta čia, jinai viską pasako. O aš jums palinkėsiu tai to neblėstančio kūrybiškumo, dienos gale to džiaugsmo, kurį galbūt šiandien šiek tiek čia patyrėt, atsimindamos visą tą eigą. Ir dar įdomesnių projektų, dar daugiau iššūkių, kad liūdna nebūtų, bet po iššūkių, kai liūdna nebūna, dažniausiai ateina ir ramybė, ir tas pasimėgavimas tuo, ką jūs nuveikėt. Tai ačiū Tomai, ačiū Laurai, ačiū Noma visai studijai jūsų ir pasimatysim tikiu ateityje. Ačiū. Ačiū Jums. Dėkui labai. Grinona namų technika su meile jūsų namams. Samsung šilumos siurblius rinkitės vėsinimas.lt. Dubingiai – grindų ir kilimų ekspertai. Norėtume su jumis pasidalinti patarimu. Jei namuose tenka kovoti su dėmėmis ant sofų, čiužinių ar kilimų, vien tik įprastas siurblys dažnai nepadeda. Tokiose situacijose gelbėtų mūsų partnerių Grinona plaunantis siurblys su garų funkcija – Zylė. Garai pasiekia gilesnius sluoksnius, todėl išvalomi ne tik nešvarumai, bet ir dezinfekuojami audiniai. Juo galima išvalyti vonios stiklus, plytelių tarpus ar net atgaivinti drabužius. Tobula, kas paprasta. Kompaktiški automatiniai kavos aparatai Zylė. Heat On. Jūsų namų komfortui. Vėsinimas.lt. Dubingiai – grindų ir kilimų ekspertai. Esame Kaune, Drobės gatvė 62. Šiandien pasimatome su Rita iš Mobilus užuolaidų salonas. Ji įsikūrusi čia materijos interjero fabrike. Keliame į vidų. Labas, Rita. Labas, Jūrai. Aš iš tiesų džiaugiuosi būdamas čia, Drobės pastate, materijoje ir kur tu įkūrei savo naujus namus, naują mobilaus užuolaidų salono reprezentatyvią erdvę, kur gali atvažiuoti tiek paprasti žmonės, kurie nori išsirinkti savo audinius, tiek ir architektai, dizaineriai, kurie gali atvykti su savo klientais, atvykti su tavimi pasitarti, pasikalbėti apie tendencijas kažkokias, tai galų gale gauti jiems svarbių patarimų, kaip nesuklysti kažkur tai savo darbuose. Rita, turiu tau klausimą. Kalbant apie šią vietą ir apskritai tavo kelią, nes tu daugybę metų esi žmogus dirbantis su audiniais, papasakok trumpai, kaip tu atsidūrei čia ir apskritai šiek tiek apie save. Esu diplomuota tekstilės specialistė. Kažkurį laiką atsisveikinus buvau visai su šitą sritim, sakiau daugiau niekada, bet gyvenimo kelias atvedė vėl čia, nes tai yra
Kai paklausiu savęs, ką aš noriu veikti gyvenime, tai buvo audiniai mano silpnybė. O dabar apie šią lokaciją, ne, materija yra toks naujas, kaip, na, kaip pasakyti, ne padalinys, bet tai yra kažkoks tai brandulys įmonių, ne, yra visas kompleksas, kur yra įsikūrę skirtingų sričių profesionalai. Kaip nusprendėjai būtent čia įsikurti? Atradau šitas patalpas visai netyčia, bet jos dar buvo rekonstrukciniam procese. Kažkada esu buvusi, kol dar buvo fabrikas, pats veikė, drobėje. Tai buvo įdomu matyti visą tą procesą audinių gamybos. Ir kai paskui netyčia atsidūriau šitose patalpose, man ta moteris sako, žinau, čia ruošiama tokia erdvė, kur bus interjero salonas, daug įvairių ekspozicijų. Ir mane tai labai suintrigavo. Pagal tave, kokios būna dažniausiai klaidos, kada, sakykime, žmonės, nežinau, nesureikšmina užuolaidų, kažko nepadaro būste, gal tas būstas dar neįrengtas? Pirmiausia, klaida būna ta, kad apie užuolaidas pagalvojama pabaigoj. Ateini pats paskutinis ir turi ištaisyti iki tol paliktas kai ko, kas prieš tai dirbo klaidas, padaryti, kad užuolaidos būtų patogu, nes mes neparduodam audinių, neparduodame karnizų ar siuvimo paslaugų neteikiame, mes sukuriam pridėtinę vertę interjerui, nes užuolaidos turi būti ne tik gražu, bet ir patogu naudotis. Dažniausios klaidos, kurias pamatome atėję į objektą, bėgelių nišos, padarytos nišos, neteisingas plotis, neteisingas ilgis, arba profiliai sudėti jau kažkieno, tai kažkas tai... Ilgis plotis. Ilgis plotis, jeigu kažkas sumontavo bėgelius, neteisingi atstumai. Pats blogiausias dalykas yra, kai yra padaroma jungtis ant išėjimo durų, tarkim, į terasą ir užuolaidos... Kaip pavyzdys yra durys, mes turim kažkokį jungtį ten neva, ne? Ir sujungtas karnizas, kuris nėra jungtinas, nevažiuoja iš viso. Šis nevažiuoja? Taip, arba labai kliūva. Tai yra vienas iš negerų dalykų. Ir ką tada reikia keisti karnizus? Arba keista, jeigu tai būna įtempiamos lubos, tai tada būna bėda. Tarkim, elektrinius karnizus įrengiant reikia visą laiką nusimatyti, kaip jie bus valdomi. Ar tai bus mygtuku, ar tai bus pulteliu, ar tai bus išmanusis namas. Tai tiesiog elektros instaliacija turi būti apgalvojama iš karto. Dažniausiai tokiu atveju mes konsultuojamės tiesiogiai su elektriku, ką jisai planuoja padaryti, kokie namai bus, kad būtų teisingai suruošta viskas. Kas dar? Struktūrinis tinkas ir gležnas audinys. Arba molio tinkas ir netinkančios užuolaidos jam. Nes tai namuose pas mane labai pasiteisino. Taip. Papasakok apie audinius, net gal galim kažkokį paimti audinį ir biškį kažką padaryti su juo. Galim. Tai čia mes turim kažkokį tai audinį, kuris... Tinklelio tipo, tarkim, kur yra gražus vaizdas, matosi, kur mes dedam ten, kur graži. Tarkim, užkabinus. Turim kaip pavyzdys pažeidimą ir jisai matosi kaip bėgelis iš šono nubėgo. Viskas jau čia išmest? Ne, neišmest, susitaiso. Parodė. O Jėzus, ir tie galima sutvarkyti. Taip, katinų kartais praeiti. Čia katiniuko tai džiaugsmas visiškai. Katinų kartais praeiti šitie takeliai. Ir tu su nagučiu, ją įtempė, ne, biški su nagu praeini. Arba su adatėlė, jeigu stipresnis yra įtempimas. Ir susitvarkiai. Gerai, o kitas tada klausimas, patalpų aukščiai, nesam fanai ir čia turim vėlgi nepilnai 4 turbūt metrus, kaip kada ten tie karnizai, kokius kaip rinktis, kaip užuolaidų galų gale, gal kažkokia medžiaga, kažkoks gamintojas neturės tokio ilgio, kaip tada? Ar jungiamas? Tokiu atveju audinys yra verčiamas ant šono ir čia, pavyzdžiui, yra taip pat verstas ant šono ir sujungti gabalai. O jeigu dieninės, tokį tinklelį aš kažkokį norėsiu? Kaip ten taip pat gražiai padarome. Pasidaro ir tu ten gali ir 5 metrus turėti. Ir 6 kabinome, ir virš 6. Geras. Įsirenginėjant namus, apgalvojami yra tokie dalykai kaip lubų nišos. Dažnai mėgstama suformuoti lubų nišą ir duoti ribas, iki kur bus užuolaida. Geriausia, kad tos ribų nebūtų, kad ta niša eitų per visą sieną. Tada mes galime jau atvykę su audiniais, kalbant apie užuolaidas, parinkti teisingą plotį, įsivertinti, kur bus pagrindinis išėjimas į terasą, kaip baldai stovės. Nes yra daug klausimų, iki kol mes daeiname iki užuolaidų pačio matavimo, skaičiavimo. Reikia išsiaiškinti tą gyvenimo visą būdą, judesius, kaip judesiai vyks. Ir jeigu yra labai apribojamos, tarkim, suformuota niša su kokiu 30-40 cm už lango krašto į šonus, nebus kur nustumti užuolaidos. Tokie dalykai dažniausiai
turi įtakos užuolaidų parinkimui ir jau turi tą, ką tu turi ir prie jų derinėsi. Geriausia yra, kai iš karto viskas yra apgalvojama, kad būtų teisingai nuo pat pradžių, kad būtų patogu ir gražu. Na gerai, žinok, tiek daug informacijos, iš tiesų norisi tiesiog dar ir kažkokių tai gražių dalykų pamatyti, ne tik, kad pakalbėti, bet tu turi audinių begalę. Ir šiai dienai, ar yra kažkas tai tokio, sakykime, ko galbūt, irgi mes nežinom, kas galbūt ateinanti, galbūt kažkokie trendiniai dabar tam tikri dalykai? Labai yra didelis susidomėjimas ekologiškais, perdirbtais, natūraliais arba natūraliai atrodančiais audiniais, nes natūralūs audiniai vilna, linas, jie visą laiką turi aukštesnę kainą. Va čia yra puikiai paletė nuostabių tokių naturalistinių audinių. Okay. Pakalbėkime apie blackoutą. Blackoutą, tada, kada aš noriu įjungti naktį, bet kada. Yra buvę taip, kad žmonės nusiperka audinį, tarkim, blackoutas būna, bet pasikabina miegamajam ir jisai ne blackoutas. Nu žiūrėk, net nėra ką paklausti, ne? Ir aš nieko nematau. Kitą galiu paimti palyginimui, kad būtų galima palyginti vieną su kitu. Va šitas jau biški matosi, ne? Ok. Nu gerai, bet irgi nedaug. Vaikų kambariuose ne visi vaikai mėgsta miegoti absoliučiai tamsoj, tai geriau, kad būtų tokia prigesinta šviesa, bet kad matytųsi šviesos dar šiek tiek už lango, kada ateina rytas. Kad užuolaidos būtų teisingai nuo pat pradžių, yra labai smagu, kai dirbi su interjero dizaineriais ir žmogus gali dar pačioj projekto pradžioj pasidaryti viską teisingai. Netgi juos dažniausiai konsultuojame, nes ne visi gali viską numatyti. Tai yra mūsų kasdienybė. O dizaineriam mes galim tuo pačiu informaciją perduoti, pasidalinti patirtim, kaip yra vienu ar kitu atveju geriau daryti, spręsti vieną ar kitą problemą. Iš tiesų, aš irgi tikrai paraginčiau visus mūsų žiūrinčius atvažiuoti, pasikalbėti, parašyti, kad ir Instagrame, būtent mobilus užuolaidų salonas, užduoti Ritai klausimus arba tiesiog rašyti, kas mus stebi YouTube, Spotify platformose, perduosim klausimus tau, Rita. O čia į šias patalpas tikrai gera užeiti, čia jaučiasi, aš paskaitai esu fanas senų patalpų, kurios atgimsta naujoms funkcijoms, o tą čia ir turim, gražią čia erdvę sukūrėt, pagirs ir interjerą, o kaip ir minėjau, tikrai interjero dizainerius aš irgi čia pakviešiau ateiti, pasiskambinus, pabūti, ateiti vieniems, ateiti su savo klientais, ateiti klientams, kurie nori vieni. Padedame, pakonsultuojame, nukreipiame tinkamą linkme. Super, tai iš tikrųjų džiaugiuosi ir ačiū tau, ačiū tavo visai komandai, kad padedate mums išgauti namuose, biuruose tą privatumą, tas akustinius dalykus, tą grožį visą padedat pabrėžti, atskleisti. Rita, nesustok, kurk toliau ir po kokių dar 10 metų susitiksim dar galbūt kažkur, gal čia, gal kitoj vietoj, pasižiūrėsim, kaip mes atrodėm prieš tai, kokių pasikeitimų turim, o gal pasimatysime žymiai ir greičiau, nes tavo projektus sutinkam tikrai nemažai mūsų filmuojamų objektų, o tai reiškia, kad renkasi žmonės ten, kur kokybiškai ir kur galima pasitikėti. Tai šaunuolė, nesustok ir pasimatysim. Ačiū tau. Dėkui. Grinona namų technika. Su meile jūsų namams. Samsung šilumos siurblius rinkitės vėsinimas.lt. Dubingiai. Grindų ir kilimų ekspertai.